Laidą pristato atnaujintas Škoda Yeti. Vienas automobilis, du skirtingi charakteriai. Škoda. Simply clever. Šiandien laidoje matysite. Ko gero nesuklysime, spėdami, kad daugelis Lietuvos vyrų audžia svajonę lenktyniauti Formulės 1 trasoje Porsche automobiliais. Daugelis važiuodami įprastu keliu, ypač mieste, neseka kelio ženklų. Vairuotojo tarpusavio pykčiai ir nesusipratimai. Ir be abejo, rubrika Gatvių reporteris. Antrasis konkurso etapas baigėsi. Laidą pristato atnaujintas Škoda Yeti. Vienas automobilis, du skirtingi charakteriai. Škoda. Simply clever. Šis reportažas apie vairuotojų įpročius ir pakeistą eismo tvarką. Dar praėjusių metų pabaigoje Alytuje prieš Statybininkų ir Topolių gatvių sankryžą pastatytas kelio ženklas eismo kryptis sankryžoje, liepiantis iš antros eismo juostos važiuoti tik į kairę, vairuotojams nemotais. Dauguma jų iš šios eismo juostos vis tiek važiuoja tiesiai, taip sukeldami avarinės situacijas. Kaip sakoma, vieni važiuoja pagal pasikeitusią eismo organizavimo tvarką, kiti pagal seną įpratimą, nesidairydami į kelio ženklus ir ženklinimą. Tai vyksta todėl, kad naujasis kelio ženklas kabo tuoj pat už prieš tai buvusios sankryžos, kurioje į kairę galima sukti iš 2 juostų, tačiau nenurodyta, kokia eismo tvarka bus po to. Štai tokia betvarkė tvyro šioje gatvėje jau keli mėnesiai. Ir teisėjai, ir neteisūs, laikantys save teisiais, keikia vieni kitus. Kasdieną čia įvyksta kelios dešimtys avarinių situacijų. Aistrų nesumažina ir dažnai čia apsilankantis policijos ekipažas. Panašios situacijos iškyla ir kitų miestų gatvėse. Štai sostinės Kalvarijų gatvėje šioje vietoje uždrausta sukti jau nuo praėjusios vasaros, tačiau nuolat atsiranda vairuotojų, kurie nepastebi šio kelio ženklo. Ženklai buvo pakeisti ir Žadeikos gatvėje, ties posūkiu į Fabijoniškių gatvę. Seniau čia galima buvo sukti į dešinę iš abiejų juostų ir iš kairiosios, tad dar ilgai vairuotojai nepastebėjo pasikeitusios eismo tvarkos. O apie betvarkę Buivydiškių gatvėje mums papasakojo laidos žiūrovė. Marija klausė, kaip elgtis, kad nepakliūtum į avarinę situaciją. Kaskart priartėjus prie sankryžos sprendžiu dilemą, rašo ji, važiuoti per sankryžą saugiai ar važiuoti pagal kelių eismo ženklus ir būti taranuotai į šoną. Mat vieną dieną čia buvo pakeista judėjimo eismo juostose tvarka. Atsirado naujas ženklas, kuris skelbė, kad iš dešiniosios juostos reikia važiuoti tiesiai. Tokiu atveju iš vidurinės ir iš dešiniosios juostos 2 automobiliai suvažiuoja į vieną, nes dalis vairuotojų važiuoja kaip įpratę, o dalis pagal naujus kelio ženklus. Ženklų nepastebėjo ir daugelis vairuotojų iš 3 juostos važiuodami tiesiai, nors ženklas skelbė, kad iš jos galima tik sukti į kairę. Dabar ši situacija pasikeitusi, nes Marija parašė ne tik mums, bet ir tarnyboms atsakingoms už kelių ženklinimą ir už saugų eismą. Galiu pasidžiaugti, rašo ji, kad buvo sureaguota greitai ir ant grindinio šioje sankryžoje buvo nubraižytos juostos bei krypčių rodyklės, kurios nukreipia eismą ta linkme, kuri atitinka kelio ženklus. Tačiau ne visur kelio žymėjimas padeda spręsti vairuotojų neatidumo problemą, kai keičiasi eismo tvarka. Kai kuriuose ES valstybėse pakeitusi eismo tvarką šalia įprastų kelio ženklų, kuriam laikui pastatomi ryškūs informaciniai stendai informuojantis apie pasikeitusią eismo tvarką.
panašus į tuos, kuriuos kelininkai pastato užmiestyje, kai remontuojami keliai ir keičiama eismo tvarka. Deja, miestų gatvėse tokių ženklų nematome, o apie naujoves papildomai gali pranešti tik kelių patrulis, pasiruošęs išrašyti vairuotojai baudos kvitą. Juk ne visada vairuotojai pažįstamame kelyje stebi kelio ženklus. Juk ženklai beveik tokie patys, o keičiasi tik rodyklių kryptys. Tad kasdieną važiuojant įprastų maršrutų ne visada pastebi tokius pasikeitimus. Pradžioje aš galbūt paminėčiau kitų šalių patirtį, būtent Vokietijai, Belgijai ir Olandijai, jeigu yra keičiami eismo organizavimo sprendimai, tai yra perbraižomos linijos, pirmumo ženklai ir šalutinio kelio ženklai keičiami. Visų pirma, prieš tai informuojami vairuotojai. Dėmesio yra pasikeitusi eismo organizavimo schema. Tada vairuotojas sulėtina greitį ir be abejo jisai tampa atidesnis. Lietuvoje, manyčiau, irgi turėtų būti paisoma tos pačios praktikos. Jeigu keičiasi eismo organizavimas, perbraižomos linijos, keičiasi pirmumo ženklai, vairuotojai turėtų būti apie tai informuojami bent tokiais kaip skydais, plus turėtų būti įrengti papildomi greičio apribojimo ženklai bent trumpam mėnesių, dviejų mėnesių laikotarpiui. Tai yra būtina, norint, kad vairuotojai priprastų prie naujų eismo organizavimo pakeitimų. Nes vairuotojas, kuris kasdieną važiuoja iš namų į darbą, pavyzdžiui, tuo pačiu keliu, jis dažnai netgi ir neatkreipia dėmesio, jis tiesiog jaučia. Va taip reikia važiuoti ir ne visada pasižiūri, koks ten yra kelio ženklas įrengtas. Be abejo, vairuotojas turi stebėti kelio ženklus ir vairuotojas visada liks kaltas, jeigu neįsitikins, koks yra kelio ženklas. Bet be abejo, savivaldybė taip pat turėtų imtis papildomų priemonių. Aš norėčiau paminėti pernai, kai buvo įrengiamos A juostos, tiek Ozo gatvėje, tiek Geležinio Vilko gatvėje buvo ne viena avarinė situacija ir ne vienas įvykis, kai vairuotojai paprasčiausiai važiuodami įprastu savo maršrutu nesitikė kliučių ir dėja įvyksta eismo įvykis dėl pasikeitusių schemų. Laidą pristato atnaujintas Škoda Yeti. Vienas automobilis, du skirtingi charakteriai. Škoda. Simply clever. Prisipažinkime, jog atšilus orams norisi spustelėti akceleratorių smarkiau ir pajusti, kai bolidas veikia pilnu pajėgumu. Taigi dabar mes parodysime reportažą iš tokios vietos, kurioje važiavome 250 km/h greičiu ir mūsų nestabdė jokie policininkai. Stambulas mus pasitiko saulę, o šalia sostinės įrengta F1 trasa vaizdas, nuo kurio gali apsiseilioti bet kuris sveikas vyras, laikantis save vairuotoju. Priešais mus buvo išrikiuota visa gama naujausių Porsche automobilių. Masino dar ir tai, jog žinojome, kad šie automobiliai neparadiniai, jie skirti mums, rytų ir vidurio Europos žurnalistų mokymui bei lenktyniavimui. Čia prasidėjo renginys Porsche on Track. Pirmoji jo dalis, kaip įprasta, sausa teorija. Patyręs instruktorius, turintis nepaprastą jumoro gyslelę, atvėrė akis pasakodamas apie automobilį veikiančias fizikos jėgas, apie tai, kaip reikia startuoti, kaip reikia stabdyti ir ką daryti įveikiant posūkius. Pastarasis momentas pats svarbiausias. Mat žinojame, jog mūsų laukia rimti ginklai, kurių galios siekia nuo 300 iki 560 arklio galių.
Mūsų grupės instruktoriumi buvo paskirtas Porsche pilotas bandytojas Timo Kluk, testuojantis kiekvieną naują šios markės modelį jau 15 metų. Ir štai dabar mes pravažiuosime su Timo Kluko bandomąjį važiavimą. Pirmoji rungtis, slalomas. Sėdžiu šalia, kad susipažinčiau su trasa. Ir aišku, įdomu pažiūrėti, kaip važiuos pasaulinio garso lenktynininkas. Šiaip buvo velniškai smagu. Iš tikrųjų, tai turėjome naują Porsche Boxster. Ir kaip matėm, vienas ratas buvo bandomasis. Pakankamai nei didelis, nei mažas greitis, bet pakankamai greitas slalomas, labai daug kūgelių. Pirmas dalykas, reikia rasti kelią tarp tų kūgelių. Antras dalykas, važiuoti, kaip visada lenktynėse, kuo arčiau ribos, neapsisunkant, per daug nepaslystant, tuo pačiu neprarandant laiko, išlaikant vidutinį maksimalų greitį. Kaip man pasisekė, sužinosime vėliau, kai palyginsime mano rezultatus su kitų varžovų. Aš dabar galvoju, kodėl Porsche instruktoriai pirmą rungtį paruošė mums būtent slalomą. Tai yra visų automobilių lenktynių pradžiamokslis ir čia yra visi elementai: greitas įsibėgėjimas, greitas maksimalus stabdymas ir čia yra labai daug posūkių. Porsche instruktoriai mus tiesiog kaip bandomosius triušiukus išleido į šitą aikštelę, kad mes kiekvienas parodytume, ką galime, ką mokame, ką nemokame ir ką galime daryti geriau. Taigi tiesiog jaučiuosi gal kažkoks tiriamasis triušiukas, bet nuo to man vis tiek malonu, kadangi vairuoju labai smagų Porsche automobilį. Ir štai antrasis išbandymas, tai yra slidi trasa ir joje mes pasijusime lyg žiemą. Štai automobilis ima tiesiog trasoje ir apsisuka. Automobilyje yra daugybė elektroninių sistemų, tačiau vairuotojas bet kokiame automobilyje, taip pat ir Porsche, reiškia daug. Jeigu nesuvaldai mašinos, sukiesi, leki iš trasos, leki nuo kelio. Bandysiu veikti slidžią trasą su Porsche Cayenne, tai didelis sunkus automobilis ir galingas automobilis. Ir nežinau, kaip pavyks iš tikrųjų, nes esu įpratęs prie automobilių su priekiniais varomaisiais ratais ir žinau, kad kai užmeta galinę ašį, reikia spausti akceleratorių, kad išvairuoti automobilį, išlaikyti kelyje, kad būtų sukibimas. Kaip pavyks tai padaryti su 4 varomaisiais ratais Porsche, pamatysime tuoj pat. Dabar turime atsistoti į starto poziciją, pasiekti 40 km/h greitį ir išlaikyti automobilį trasoje. Taigi bandom, let's go. Tai mums pavyko. Mes išsilaikėme trasoje ir važiuojame antrą kartą bandyti to paties. Padarysime galbūt dar geriau. Taigi, antrosios dalies reziumė. Jeigu pirmojoje dalyje dauguma vairuotojų, dauguma žurnalistų elgėsi visiškai padoriai prie vairo ir nedarė didelių klaidų, tik tai vienas kitas darė grubės klaidas, tai čia vienas kitas žurnalistas buvo tiesiog keleivis automobilyje. Kai automobilio galas buvo išjudinamas iš vietos, plokštė pajudina automobilio galą, vairuotojas tiesiog atleidžia akceleratorių, paleidžia vairą ir jaučiasi kaip keleivis. Iš tikrųjų, tai yra tipinė turbūt, nežinau, 50% vairuotojų klaida. Kada slidžiame kelyje automobilis paslysta, jis vietoj to, kad džiaugtųsi tuo slydimu ir vairuotų automobilį skersą, jis tiesiog paleidžia ir nebežino, ką daryti. Ypač tai būdinga moterims. Atsiprašau, damos. O iš tikrųjų, tokioje vietoje reikia būti pasiruošus. Tiesiog laikyti koją ant akceleratorius, laikyti rankas ant vairo, sportiškai nusiteikus ir pasiruošti gaudyti automobilį. Jokių būdų neatleiskite akceleratorius. Kitaip jūs pats tampate keleiviu. Taigi dar vienas pratimas, tai bus greičiau žaidimas negu mokymasis. Mes bandysime aktyvę starto sistemą ir daugelį Porsche automobilių jį yra įmontuota. Ir tai tiesiog skirta ne kažkokiam saugumui, ne vairavimui, tai tiesiog yra žaidimas. Tai tiesiog
tuomet, kada tu nori pasidžiaugti automobilio dinaminėmis savybėmis ir įsitikinti, kad 100 km greitį jis tikrai pasiekia per 4 arba 5 sekundės. Tai daroma taip. Sėdame į automobilį, diržai, viskas, pasiruošime, sportiškai nusiteikime. Kairė koja nuspaudžiame stabdį, pilnai nuspaudžiame stabdį. Įjungiame Drive, taip pat Sport Plus sistemą. Tuomet dešinę koją pilnai nuspaudžiame akceleratorių, pilnai. Automobilis kriokia, putoja, ūžia, atrodo tuoj sprogs. Na, ir tuomet, kada norime startuoti, instruktorius rodo 3, 2, 1, paleidžiame stabdį ir automobilis visą jėgą šauna pirmin. Štai tada pajuntame, kas yra Porsche Turbo. Taigi pojūtis įspūdingas. Porsche 911 Turbo S 560 arklio galių. Panaudojęs šią starto sistemą jautiesi turbūt panašiai kaip tave iššautų iš patrankos. Kaip žinia, visi automobiliai įsibėgėja labai skirtingai, tačiau sustoja labai panašiai. Taip pat ir Porsche. Taigi instruktoriai prieš leisdami į greitąją Formulės 1 trasą patikrino, kaip mes sugebame stabdyti, kaip nuspėti būsimą stabdymo kelią. Taigi matote automobilį, kuris važiuoja 50 km/h greičiu ir turi sustoti tiesiai ties pažymėta vieta. Kitas automobilis tuo metu lekia 100 km/h greičiu ir taip pat turi sustoti tiksliai nustatytoje vietoje. Jeigu mes įvykdysime visas šias sąlygas, pavojus negrės ir Formulės 1 trasoje. Ir štai, kaip minėjau, dvi užduotis mūsų laukia, tai sustabdyti automobilį važiuojant 50 km/h greičiu, tik tai 50 km/h greičiu ant šlapio asfalto. Ir sustabdyti ant sauso asfalto 100 km/h greičiu, kuo arčiau nurodytos vietos. Taigi važiuojam 50 km. Labai sunku išlaikyti su Porsche tokį keistą greitį. Ir dėl to bus sunku pasirinkti tašką. Vaikelė. Pračiuožiau, visų korpusų pračiuožiau. 50 km/h. Atrodo labai mažas greitis, tačiau buvo slidu. Sausas asfaltas ir didelis greitis, tai yra čia kur kas malonesnė daikčiukai. Tobula. Sakė, 50 cm galbūt pralekiau, reiškia, tuos koliukus 50 cm tik tai. Tačiau važiuojant kur kas didesniu negu 100 km/h greičiu, tas Valdai, tu geras. Ačiū. Taigi aš nebuvau visiškai tikslus sakydamas, kad visi automobiliai įsibėgėja skirtingai, o stabdo beveik vienodai. Iš tikrųjų, Porsche stabdo kur kas kitaip negu standartiniai automobiliai. Ir persėdus nuo standartinio automobilio, tarkim, kasdienės mano Škoda Octavia, reikia prisipratinti, reikia sulaužyti psichologinį barjerą ir leisti savo bėgėtis toliau, stabdyti arčiau. Bet visą tai, aišku, reikia daryti tam tikrose vietose. Pavyzdžiui, kaip Formulės 1 trasa prie Stambulo. Tai, ką jūs matote už mano nugaros, Tūlas tautietis pavadintų karvės šokis ant ledo. Tačiau čia mes dabar mokomės įveikti posūkį su atjungtomis elektroninėmis sistemomis. Tai yra, mums netalkina niekas. Vairuotojas ir automobilis vienas prie vieno ant slidžios dangos posūkyje ir tai toli gražu ne kiekvienam gaunasi. Galiniai varomieji ratai, variklis gale, tiksliau boksterio variklis beveik centre. Įprasti reikia prie to automobilio, ypač jeigu kiekvieną dieną vairuoja automobilį su priekiniais varomaisiais ratais. Tačiau mokytis mes čia ir susirinkome. Na ir štai
nežinia, kaip man seksis pačiam. Juokiausi iš kolegų, kurie atrodė lyg karvės ant ledo, tačiau dabar išvažiuosiu į trasą pats ir mėginsiu ją įveikti. Ok, važiuojam. Važiuojam į slidžią trasą su Porsche Boxster S ir bandysime minimaliai paslysti. Darbelis tai nėra iš lengvųjų, kai reikia išlaikyti balansą tarp slydimo ir neslydimo, įveikti trasą truputį slystant, tačiau išsilaikyti dangoje ir neapsisukti. Taigi nepykau visiškai ant savęs, jog apsisukau trasoje bent jau 2 kartus, nes aš būtent ieškojau ribos. Štai tokia slidi trasa yra tobula vieta pažinti automobilį, žinoti, kur yra ta riba. Ir neapsisukant, neišlekiant iš trasos, tikrai to dalyko nesužinosi. Tam ir yra treniruočių trasos, tam yra varžybos ir panašiai. Ir štai visą dieną žingsnis po žingsnio, stepas po stepo pasimokę, priartėjame prie linksmiausios dalies – trasos įveikimas sportiniais automobiliais Porsche 911 Turbo bei 911 S. Vieną saulėtą pavasario dieną kelininkai ir žurnalistai mynė pedalus ir bandė sutramdyti riedį. Tokios tarpusavio varžybos vainikavo antrą kartą surengtą bendrą jų susitikimą. Dviračiai, riedžiai, nelengvi testo klausimai išaiškino protingiausius ir sportiškiausius kelininkus bei žurnalistus, susirinkusius jau į tradiciją tampančius susitikimus. Linksmybės užbaigti šį neformalų susitikimą buvo galima sakyti būtinos. Kitu atveju susirinkusieji namo būtų grįžę nukabintomis nosimis. Kelininkai Vievyje pristatė savo ateinančios vasaros planus, kuriuos gana stipriai koreguoja mažėjantis finansavimas. Dėl tokios situacijos, kokia yra išlaikymo, iš tikrųjų stengiamės mažinti visą kitą, bet nemažinti eismo saugumo. Tačiau jeigu ir toliau toks valstybės požiūris bus į kelių ir saugaus eismo finansavimą, tai tikrai reikės imtis priemonių ir iš oro nei saugaus eismo priemonės, nei geresni keliai tikrai neatsiranda. Tiesiog, kiek bus pinigų, tiek bus ir to saugumo. Aišku, mes darysim viską, kas įmanoma, kad būtų geriausia. Nepaisant vis mažėjančių lėšų, kelininkai sako ir toliau nestabdysiantys darbų. Modernizuos, tvarkys kelius, taigi prašo vairuotojų būti pakantesnius ir atidesnius. Šiais metais, palyginus su praeitais, bus daug mažiau remonto darbų, ypač taip, kaip pernai buvo Žemaitijai, kaip didžiausios eilės buvo. Šiemet bus darbai koncentruoti. Tai yra pagrindiniai darbai vyks prie Didžiulio ežero, čia tarp Grigiškio ir Vievio. Tai bus sankryžos įrengimas. Antras bus didelis darbas, kuris vyks, tai Žiežmario gyvenvietė irgi sankryžos įrengimas su pėsčiųjų viaduku. Toliau bus vykdomas viaduko prie Vėžaičių netoli Klaipėdos remontas irgi koncentruotas, o kiti darbai bus vienos pusės uždarimas, kas per daug netrukdys eismui. Todėl šiais metais aš tikiuosi tokių eilių, kaip pernai nebuvo. Tiesa, dar bus vienas objektas baigiamas, tai yra Palemono viadukas praeitų metų, kur remontuojama ir dabar. Neskaitant tų darbų, kur bus provėžos naikinamos, tvarkomos ir kiti smulkus darbai, bet kurie labai reikalingi, labai imlus žmonių, fiziniai jėgai ir kitiem. Aš tikiuosi, kad kolektyvas tvarkingai dirbs, apstatys ženklais, tik tai labai prašysiu vasarą nesipalaiduoti, važiuoti saugiai, kadangi vasarą labai turim daug skaudžių avarijų dėl
per didelį atsipalaidavimą ir neatsakingo važiavimą. Štai tokios naujienos ir kelininkų prašymai tiems, kurie važiuos viena iš intensyviausių eismo arterijų Vilnius-Klaipėda. Nuo dabar džiugi žinia apie vieną pavojingiausių mūsų šalies kelių – magistralę Via Baltica. Džiugi žinia apie Via Baltica yra tokia, kad tikrai mes šiais metais ir visą ateinantį europinio finansavimo laikotarpį stengsimės rodyti didžiulį dėmesį šitam keliui, kuris yra svarbiausias mūsų kaip tranzitinė šalies ginklas arba priemonė. Šiais metais jau paskelbsim pirmosius konkursus 4 juostų statybai nuo Kauno link Marijampolės, taip pat sparčiai dirbam su projektavimu, žemės paėmimu nuo Marijampolės iki Kalvarijos pasienio posto. Labai džiugi žinia yra iš Lenkijos vyriausybės, kuomet jie pasitvirtino programą ir nori iki 20 metų turėti nuo Varšuvos iki Lietuvos pasienio 4 juostų kelią. Na, mes tikrai turim neatsilikti ir jeigu norim išlikti kaip tranzitinė šalis, turim padaryti tą patį ir Kauną su Kalvarijos pasienio postu sujungti 4 eismo juostom. Kiti ruožai, ten šiek tiek eismas mažesnis, planuojam įdiegti įvairiausias priemonės. Esame išnagrinėję, kad pagrindinės priežastys avaringumo, pavojingo to manevravimo yra dėl to, kad žmonės labai lengvai gali išvažiuoti priešpriešinę juostą. Tai ieškosim būdų, kaip uždrausti išvažiavimą į priešpriešinę juostą, tai įrenginėsim atitvarą per vidurį, kuomet nebus galima aplenkti, arba 2+1 tipo kelią ir manom, kad tai pagerės ne tik važiavimo kokybė, saugumas, bet ir tas pats pralaidumas ir žmonės jausis tikrai gerokai saugiau šitam kelyje. Na ir štai artėjo konkurso Gatvių reporteris antrojo etapo pabaiga. Tad šiandien matysite paskutinius vaizdelius dalyvaujančius konkurse. Štai kaip grubiai pažeidžia kelių eismo taisyklės, sukelia avarinę situaciją ir grėsmę kitiems eismo dalyviams autobuso vairuotojas. Tegul šio vaizdo paviešinimas bus pamoka už neatsakingą vairavimą kelyje, rašo mums Agnė. Nesuprantu, kodėl tas, kuris pažeidžia kelių eismo taisyklės, dažniausiai būna pikčiausias, retoriškai klausė Tomas. Juk pats esi priešpriešinio eismo juostoje, tu trukdai kitiems. Dar vienas beprotiškas vairuotojo manevras. Iki avarijos vos vienas žingsnis. Nors ir nelabai gerai matosi, bet gal įžiūrėsite, kaip automobilis parbloškia pėsčiąjį. Abu eismo dalyviai išsiblaškė, nesidairo ir nestebi aplinkos. Nors matyt, pagal kelių eismo taisyklės pėsčiąjį turėjo praleisti automobilio vairuotojas, tačiau ir pėsčiųjų pareigose yra įrašas, įpareigojantis apsidairyti ir įsitikinti veiksmų saugumu. Kas iš to, kad esi teisus, juk nukentėjai? Dviratininkams keliuose galioja tos pačios taisyklės kaip ir automobilių vairuotojams. Degant geltonam šviesoforo signalui, nei vienam, nei kitam važiuoti negalima. Šio vaizdelio autorius stebisi. Vyras tempia karutį per patį didžiausią tiltą Klaipėdoje. Nugara į važiuojančius automobilius. Tad dar keista, kad niekas jo nepartrenkė. Juk eismo juostos čia siauros, eismas intensyvus ir greičiai nemaži. Štai kadrai primenantys apie kitus nepageidaujamus eismo dalyvius keliuose. O štai dar vienas eismo dalyvis, sustabdęs net kelis automobilius ir ramiai leidžiantis laiką gatvėje. Nors aplink automobiliai jam nemotais, net tempimo pratimus buvo pasiryžęs daryti. Siunčiu jums vaizdelį, rašo Gražvydas. Vieną vakarą man prieš nosį išdygo labai skubantis mašiniukas. Nežinau, kuris taip skubėjo, bet pėsčiųjų perėjos salelė jo nesustabdė. O šis vaizdelis primena vieną filmą, kurio herojus vežė priekaboje žirafą. Nors šiuose kadruose ne gyvūnas, tačiau pasekmės nemažiau įspūdingos. Būna dienų lyg tyčia, rašo mums Indrė. Taigi konkurso Gatvių reporteris antras etapas baigėsi. Kitoje laidoje mes parodysime pretendentus į geriausiųjų vardą, o paskutinėje mūsų sezono laidoje, gegužės 25-ąją, išrinksime geriausią Gatvių reporterį. Jis ir prizininkai bus apdovanoti bendrovės Altas prizais. Įdomiausios nufilmuotos situacijos autorius bus apdovanotas HP Full HD vaizdo registratoriumi, antros vietos laimėtojas universalia laisvų rankų įrangos sistema, trečios vietos prizininkas gaus dovanų muzikinių garsiakalbių komplektą. Ir pabaigai maudynės.